Gal aš galėčiau ko padėti, matau, kažkaip ieškot kažko tai, ar ne? Žinokit, aš iš tikrųjų daug čia knygų labai perskaičiau, kokį 100, tai tikrai. Bet vieno autoriaus niekaip nerandu. Girdėjau, kad geros labai jo knygos, tai būtų bestselleris. Kaip jūs sakot, autorius bestselleris, bestselleris žinomas yra. Tai knygos, kurios šiuo metu yra kaip tik ant bangos, kaip jaunimas sako. Kaip gerai, kad jūs man pasakėte, aš galvoju, esu visai kvaila. Taigi bestselleris ne autorius, o knyga? Teta, o kas auga viršūnė žemyn? Varliaklys vaikai. O kas buvo vakar ir bus rytoj? Rytas? Rytoj bus rytas. Tik tai rytas. O kur zuikis guli šilčiausiai? Kertuvėje, vaikai. O iš kur jūs taip viską žinot? Na ką, aš šitiek metų dirbu bibliotekoje, vaikai. Ir aš žinau absoliučiai į visus jūsų vaikų klausimus. O kokia nauja graži biblioteka. Kaip man čia patinka. Norėčiau kažkokios knygos, kuri padėtų sielai. Tiesiog tokius dvasinius dalykus norėčiau sustiguoti savo vidinėme pasaulyje. Gal galėtumėt ką nors patarti? Žinau, kas tiks būtent jums. O kaip dėkinga aš jums esu. Tuoj kai žiūrėsiu. Tada jaučiame, ko reikia mūsų skaitytojui. Kuo jūs taip užsiėmė? Aš glostau kačiuką, o aš maitinu šuniuką. Puiku. Šiandieną pas mus bibliotekoje vyksta gyvūnų terapija. Jūs galėsite paglostyti tikrą šuniuką. Aš noriu pradėti sliekų verslą. Ar turite informacijos apie juos? Galbūt mes ką nors surastume, bet aš jums geresnį pasiūlymą. Aš jums turiu geresnį pasiūlymą. Mūsų bibliotekoje bus organizuojami kursai. Nori ekologiškai ūkininkauti, pirmiausia išklausyk kursus. Juose sužinosit ne tik apie sliekų auginimą, bet ir išvis apie visą žemės ūkį. Kaip šaunu, dėkoju jums už informaciją. Visuomet kviečiam užeiti. Labą dieną. Labą dieną, pone. Aš važiuoju baikerių šou, Milėnium. Navigacija nusprogo. Motociklas stovi, bijau, kad nepavogtų, čia pasiklisto yra kažkoks kaimas, nežinau, kur esu. Pone, jūs papuolėte būtent ten, kur reikia, mes jums tikrai pagelbėsime. Šiandien bibliotekose moderna technologija, išmanioji planšetė. Sakykite, kur jums reikia papulti? Man reikia įslaužas šalia Kauno, visai netoli čia kažkur tai, bet nežinau kur. Išlaužas, matėte? Matėte maršrutą? Supratau. Važiuoju čia, gerai tvarkoj. O, super, labai faina. Net nesitikėjau, kad galima gauti visą informaciją atėjus į biblioteką. Dieną nežinau, ką daryti, nes reikia pasidaryti vidury kambario pečių, žmona užsimanė, neturiu žalio supratimo, ką daryti, pagelbėkite man, prašau. Nesinervuokite, gerbiamas. Viskas gerai, pone. Mes esame pasiruošę tokiam atvejam. Prašome, jūsų žmonai tikrai patiks apie mados naujausias tendencijas. Dėkui.